Pradedu įrašą. Mums bekalbant šiandien labai įdomus dalykas, įdomi mintis ir tema išlindo taip paranoja. Tai žmonės apsėda kažkokia mintis. Kas tai yra? Ir čia daugeliui taip atsitinka, kad būna kažkokia įkyri mintis, ne? Įkyri mintis gali būti taip, jų įvairiausių, kad kažkas nutiks, kad ten vyras moteris neištikima yra, ir nėra įkalčių jokių ar kažko tokio, kad kažkas yra su tavimi, kad kitas žmogus... Žinai, kaip būna, jeigu kažkas kažkur ten pradeda kažkokią baimę, kažkokią tai paranoją mintis lyst, dažniausiai žmogus pradeda galvoti, jau kažkas būrė, žinai. Arba jeigu blogai jaučiasi, tarkim, tam prasideda panika, kažką, ne? Galvoja, jau kažkas ant manęs būrė, žinai. Ir vietoj to, kad įsigilinti save, ne? Tas žmogus permeta kaltę išoriai, kad čia kažkas kitas, supranti. Kažkas kažką daro, ar ne? Ir dėl to kažkas vyksta, kažkas iš išorės. Jo. Ir labai dažnai pagaunu, kad yra tokių žmonių su tokiam baimėm ir tom paranojom. Arba, pavyzdžiui, kai pradeda žmogus galvoti, kažkas blogai su mano sveikata, žinai. Ir man dabar rodo, yra labai daug priežasčių, dėl ko tai gali būti. Viena priežastis iš tų yra kažkas susijęs su spinduliuotė, matau bangas, matau tokias, žinai. Žinai, kaip, pavyzdžiui, dabar man rodo žmogaus subtilusis kūnas, ne? Ir tokia kaip uždėtas ant galvos elektrinis, toks kaip žaižaruojantis toks lankelis, ne? Kaip bangos, kurios taip vibruoja ir ten karūnos čakrą labai spaudžia, žinai, kad žmogus pradeda nesuprasti, ar tai mano mintis, ar tai kažkieno mintis, jis pradeda nebesuvokti, iš kur tas baimės kyla ir dažniausiai žmogus galvoja, arba tai yra iš aplinkos, arba tai yra nepagrįsta kažkokia tai baimė, tarkim, aš bijau skristi, nes man toks jausmas, kad tas lėktuvas gali dužti, bet iš tikrųjų tas lėktuvas nuskrenda, labai saugiai. Tai man taip ir rodo tuos kažkokius tai kaip energija, kaip tokie kaip lankeliai, kažkas susijęs su energetiniam bangom. Ir kai žmogus yra išėjęs iš savo singuliarinio taško, tarkim, jis yra jautrus kažkam, dažnai būna, kad mumis išveda iš tos pusiausvyros kažkokie tai įvykiai ir kartais žmogus ant tiek užsiėmęs išoriniais dalykais, jisai nebesuvokia, kad jis yra išėjęs iš balanso, ne? Ir tada tie lankeliai vadinami kažkaip dar labiau išbalansuoja tą lauką, visą energetinį lauką, matau tiesiog tokį kaip labai daug tarpų, labai daug plyšių ir matau, kaip į tuos plyšius įlenda tokias kaip, pavadinčiau tie slagai, žinai, tos raigės, tie šliužai tokie, šliužai vadinami. Ir tada žmogus, supranti, pradeda tikėti, kad čia arba brutavoja, arba čia taip ir bus ir įtiki tuom, žinai. Ta paranoja tokia įvyksta. Ir vis tik mato, vis pradeda matyti požymis, kad tikrai tai bus, ar ne, kad tikrai taip. Hologramas. Jeigu su katastrofa ten kažkokia, tai pradės matyti visokius antraštės visur, ne, kad katastrofas ar girdėti. Taip, čia kažkokias hologramus yra metamos, nes aš tau pasakysiu irgi vieną dalyką, kai aš dirbau Hitrou oro uoste, apsaugoj ir turėjo būti skrydis, man atrodo, dabar neprisiminsiu, ar į Miami, nes tada buvo amerikietiški tai skrydžiai, ne? Ir vienas žmogus, jisai tiesiog išėjo, sako, aš neskrisiu, nes sako, aš jaučiu blogą nuojautą, aš neskrisiu, žinai. Ir jisai atsisakė skrydžio, iš tikrųjų tas lėktuvas saugiai pasiekė. Tai jam paranoja kažkokia prasidėjo. Tai jam paranoja prasidėjo, baimės kažkokias tai
Bet tos baimės dažniausiai būna užslėptos irgi nuo vaikystės, užspaustos tos kažkokios tai traumas, ane, tos tokio kaip įvykiai kažkokie nuo pat vaikystės. Reiškia, kažkoks trauminis įvykis vis tik būna, kad tą paranoją įjungia. Taip. Arba būna, pavyzdžiui, kolektyvinė, jeigu tu esi jautresnis, kolektyvinė baimė, ne, tu kaip sugertukas tiesiog taip įtraukia, ne, į save ir tu nebegali išstumti tos masės, nes tu kaip indas įtrauki tai. Tai gali būti ir tai kolektyvinės baimės tas. Ir žmogus pats tiesiog nesugeba daugiau išfiltruoti to, nesugeba transformuoti tos baimės energijos. Jau nekalbant apie šizofrenijas visokias, ir man rodo, kad būna žmonės pajungti į žemutinių sluoksnių. Pajungimai per padus eina. Tai jeigu su ta paranoja nepavyksta išdirbti, ar ne, tai jau gali ir tą šizofreniją nukeliauti. Labai panašu. Žinai, čia sakau, tos paranoja, baimė, čia paranoja prasideda nuo baimės. Panikos atakos, ar ne? Panikos atakos, jeigu laiku yra nedirbama, žinai, irgi gali, ta prasme, progresuoti. Vadinasi, yra kažkur tais kažkokias tai vidinės traumas, arba kaip ir sakau, žmogus yra labai jautrus empatas, ne? Kur per jį labai suplaukia visos tos energijos ir jisai jau savyje nebesugeba perdirbti ir jam pasidaro labai baisu jo. Tai toks žmogus, kuris yra empatas, ne? Jis turėtų dažnai stiprinti savo aurą. Man eina tos auksinė spalva, kuri atmuša visą negatyvą, arba tiesiog perleisti ir pertransformuoti, suprasti, kad tai yra ne mano baimė, tai yra kolektyvinė baimė ir kažkaip paleisti į šviesą, būtent į tą šviesą. Nes aš, pavyzdžiui, esu irgi empatė ir kartais aš jaučiu kažkieno baimę ir aš suprantu, kad tai net ne mano baimė. Aš kažkaip gilinos, tarkim, ar tai yra kažkur mano trauminė, kažkur paslėpta, ar tai vis dėlto yra kažkieno kito. Aš bandau su savimi supranti, užmėgsti tą kontaktą ir suprasti, iš kur, kodėl aš taip jaučiuosi. Nes dauguma žmonių, jie tiesiog bando nustumti tą jausmą ir jie nesigilina daugiau. Vaistų išgeria ir galvoja, man, supranti, padės. Gal padės kažkiek, nes vis tiek ten veikia tie vaistai. Bet jeigu tu žmogus perleidi per save, supranti tą priežastį ir viskas, supranti tos visos baimės, supranti, kaip ir dingsta. O jeigu yra kažkoks trauminis įvykis ir tu paranojiškai bijai, kad tai pasikartos ir jauti, kad gali pasikartoti, ne tai, kad jauti iš tikrųjų, bet žinai, va tas toksai... Lūpas čia yra jau. Tai vadinasi, tu ne tos traumas neperdirbai, nes jeigu tu tą traumą perdirbėsi, išnaršęs iki pačio mažyčio kauliuko, žinai, faktiškai tau nebėra tos, dėl ko bijot, bet gali būti, supranti kartais, kad tai gali būti susiję netgi su praeitų gyvenimų kažkokia tai programa, ne? Taip. Atrodo, aš bijau, bet dėl ko bijau? Atrodo, kad lik ir tam gyvenime, ne, kaip ir tos traumos nebuvo, bet aš vis tiek bijau. Ir tai vadinasi yra kažkokia tai karminė, kažkokia tai praeitų gyvenimų baimė. Ir supranti, reikia atkreipti dėmesį, pajusti tą lūpą. Ar tu išėjai iš to lūpo, ar dar yra kažkur, kur dėl ko tu turėtum padirbėti, žinai. Ir atskirti, ar tai tikrai yra mano baimė. Gal tai kito baimė ir ta paranoja. O jeigu supranti, kad tai yra tavo baimė ir žinai priežastį, iš ko tai kyla? Tai ją paleisti, transformuoti į šviesą, reikia paleisti. Aš supratau, kad man tai buvo, ne? Ir neprisirišti prie tos, nes baimės kažkaip labai prisiriša, žinai, ta energija, ta, ne, kažkaip
mokėti, supranti, išimti kartu su šaknimis, paleisti į šviesą su meilė, nes meilė yra vis dėlto pati stipriausia energija, kaip bebūtų. Tai galbūt, kai tuo metu pajauti tą tokį, nežinau, impulsų pavadinsiu, ar baimę, tą pajauti, mintis tiesiog žybtelėjo ir tiesiog tu supranti, kad tai nėra ta vidinė intuicija, tai yra būtent ta paranoja, kuri įsijungia, ta baimė, ir tu tiesiog iškvepi ją iš savęs. Su meilė ir paleidi. Tiesiog aš paleidžiu tave su meilė. Apšvieti tai, gal netgi paklausi, kad ta situacija atėjo tam, kad tave kažką išmokyti, tu prisimeni, aš išmokau, aš supratau, aš paleidžiu. Žinai, dažniausiai žmonės ko bijo prarasti kontrolę kūne. Man toks kažkoks atsakymas ateina, pavyzdžiui, būna kažkokie simptomai, ne? Ten ar suskausta, ar tau kažkur sudegė, žinai, ar ten tas kvepavimas, ar širdis tabaluojas ir žmogus tiesiog bijo prarasti tą kontrolę. Ir ta baimė kažkaip tai pasidaro tokia kaip netgi paranojiška ta baimė. Bet kai tu supranti, kai tu pakili virš to, kad tu esi siela, kažkaip tom baimėm tu nebeparodai tos įtakos. Kvepavimas, aišku, vėlgi rodo tą kvepavimą, žinai, kaip tu ir sakai, įkvepi ir taip paleidi su meilė, žinai. Ir ilgiau pakvepuoji, nes tas kvepavimas gilusis normalizuoja viską, ramina labai. Viską ramiai reikia žiūrėti, žinai. Kažkaip nebijoti mirti, kaip sakant, tai reiktų. Kai žmogus jau prarastų tos baimės, tai baimai niekaip nebūtų, žinai. Kaip tie feniksai, žinai, nebijoti sudegti ir atgimti. Nes nuo to niekas nepasikeis. Tiesiog nebijoti mirti, transformuoti. Vyksta. Oi, kaip pilvas sugurguliavo. Aha, čia gerai, valosi kažkas irgi. Aha, pramušė, matyti. Jo, per kūną, per... Nes man buvo ant pilvo labai užstrigę, žinau, kažkoks spazmas, jau čia, keletą savaičių, gal savaitę, bent jau tai tikrai pramušė dabar. Gerai, žinok, čia labai geras ženklas, nes kai įvyksta kažkoks tai vidinis valymas, dažniausiai pramušinėjimai vyksta. Aha, per kūną eina. Nes aš neveltui paklausiu, nes aš ir pati tam tikrų dalykų jaučiu, kad kažkokia truputį paranojiška mintis bando pasisėti. Būna ir man, ir visiems. Kad tai yra ne, bet aš supratau, kame reikalas. Ir kad jeigu aš su ja nedirbsiu, bus negerai. Taip. Ir žinai, tas kaltinimas kitų, čia man nebūrė, čia tas anas, ne. Žinai, į vidų reikia eiti ir suprast, kodėl. Ir paleisti su meilė, žinai, aha, tu atėjai, tu kažką man nori perspėti, ar ten kažką, bet aš tave paleidžiu su meilė ir viskas, daugiau negrįž prie to paties. Labai fainiai pakalbėjom. Gerai, dar ką nors nori pridurti? Ne, lik ir viskas. Gerai, stabdau rašiuką tame.